Sveiki visi, su jumis sveikinasi Justina, sveikinu jūs užsukus į mano kanalą ir pagaliau po keliarių mėnesių nefilmavimo pertraukos susiruošiau pafilmuoti video, parodyti jums, kokius darbus aš šiuo metu siuvinėju, taip pat kokius darbus ne per seniausiai pabaigiau. Tai šiame video parodysiu iš viso 5 darbus, tai tikiuosi video per daug neužsitemps, nebus labai ilgas, bet labai tikiuosi, kad smagiai su manimi kartu praleisite laiką, galbūt pasivinysite ar šiaip kavos arbatos išgersite. Taigi pradėkim nuo pirmo darbo, kurį pabaigiau ne per seniausiai, pabaigiau pačiam rugsėjo gale. Tai yra mano Lanarte anemonai. Kaip buvau minėjusi savo paskutinėme video, šiais metais aš siuvinėjau ir šiais metais taip pat pabaigiau irisus iš Lanarte, iš šitos pačios serijos tokių violetinių gėlių ir liko nemažai tų siūliukų. Irisai buvo iš originalaus rinkinio, tai aš ten turėjau originalią tą printuotą medžiagą, audinį, liną. O šitus anemonus aš nusprendžiau tiesiog išsiuvinėti iš tų siūlų likučių, nes čia beveik visiškai identiškos spalvos eina, man tik vos keletą spalvų reikėjo iš savo sandėliuko išsitraukti. Ir, aišku, nusprendžiau naudoti kažką iš savo turimų medžiagų, tai aš pasirinkau tokį blizgų 32 kaunto Eva. Štai kaip atrodo šitas darbas, pakelsiu šiek tiek iš arčiau. Darbas iš tikrųjų tik tai apie 5000 kryželių, jis sudaro 5000 kryželių, tai gan greitai aš čia ir pabaigiau, man greitai, mano tempais, per 3 mėnesius, aš birželio mėnesį pradėjau, aišku, ne visą laiką tik šitą darbą siuvinėjau, bet tikrai gana, manau, greitai. Labai esu patenkinta, kaip atrodo. Aišku, truputėlį per kamerą tos spalvos kiek kitokios nei realybėj, bet ką padarysi. Tai vat, ir iš tikrųjų įdomu tai, kad ir vis tiek dar liko tų spalvų iš to rinkinio, iš irisų rinkinio. Aišku, dar vieno anemonų dar vieno dizaino nebeišsiuvinėčiau iš to, kas ten liko, kai kurios spalvos ten žalios, gal viena kokia gal baigėsi, bet vis tiek dar nemažai tų likučių liko, dar galima kažkam tai ir dar panaudoti. Tai va, toks visiškai ekonomiškas rinkinys buvo, iš kurio iš tikrųjų išsisiuvinėjau tų darbus praktiškai. Toliau parodysiu jums kitą savo darbą pabaigtą. Tai yra mano Mirabilie Blooming Bride. Taip pat pakelsiu, tuoj pasiimsiu su savimi tą preview vadinamą. Aš turėjau nusipirkusi rinkinį. Aišku, siuvinėjau kaip ir praeitą darbą, taip ir šį iš sagos. Štai kaip pat turėjo atrodyti darbas, ką mums žadėjo rinkinys. Schemos, aišku, aš truputėlį gal vienu metu kažką tai žymėjausi joje, bet šiaip praktiškai jinai net nepaliesta. Ir štai koks galutinis rezultatas. Didelis darbas. Truputėlį va taip paslankiosiu jums. Viską aš naudojau pagal spalvų raktą, tai DMC siūlai, Mill Hill karoliukai, išskyrus vieni karoliukai, kurių negalėjau atrasti, jos nusipirkti, tiksliau gal taip sakykim, radau vienoj vietoj, bet už tokią kainą, už kokią tikrai nepirkčiau, gal pakelis tų, ne, ten buvo ne karoliukai, iš tikrųjų ne tie smulkučiai karoliukai, bet vat iš tokios formos karoliukai, tai jie dėžutėje įeina 3 ir prašė už juos, man atrodo, 17 svarų, kažkas tokio, tai tikrai nesirašiau tokių pinigų mokėti už 3 karoliukus. Tai aš keičiau juos tuoj parodysiu jums, ką aš čia užsirašiau, jeigu kažkas tai norėsit siuvinėti. O tie karoliukai, beje, jų neradau dėl to, kad jie tiesiog išimti iš gamybos. Tai
toj vienoj vietoj, kur ten pardavinėjo, tai matyt kažkokie likučiai buvo. Tai vat, neturėjau šitų 13025 ir juos keičiau į 13081, jeigu kažkam kažkada reikės. Man labai sunku pasakyti iš tikrųjų, kokie tie 13025, kokia ten spalva, nes internete, kai suvedi šitą numerį, tą, ką ten matai, tai labai tokia prastos kokybės maža nuotraukėlė ir labai sunku suprasti, kokia ten iš tikrųjų turėjo būti jų spalva. Tai aš praktiškai rinkausi iš to, kas man atrodė, kad turėtų su šituo darbu dėrėti. Bet iš tikrųjų ir nebuvo labai sunku išsirinkti, nes šitas darbas, kaip matot, pilna šita nuotaka, pilna spalvų, gėlių ir taip toliau, tai čia praktiškai ne problema kažką tai tokio parinkti derančio. Šiaip ilgai siuvinėjasi man šitas darbas, aš pasižiūrėjau, kad sago 21 metų birželio mėnesį. Aišku, per tą birželio, nuo tų 21 birželio iki šių metų pradžios aš turėjau apie 20, gal buvo 1 ar 23%. Tai galima sakyti, kad visą likusią dalį aš išsiuvinėjau iki pat pabaigos tik per šiuos metus. Aišku, aš jau kaip ir pakėliau šitą darbą sausio mėnesį, tai jau praktiškai be perstojo ir siuvinėjau. Vis stengiausi praktiškai kiekvieną mielą dieną pajudinti, nors po kažkiek tai kryželių, tai už tai tas darbas ir taip man užprogresavo. Bet, jeigu labai, kaip sakant, save susijėmus ir būnant tik prie vieno projekto, tai įmanoma, manau, ir per metus visus pabaigti tokį darbą. Ir šiaip, aišku, priklauso, kiek galit sau leisti siuvinėti, kokie tempai ir taip toliau. Tai kol šneku, užimu žodžiais ekraną, tai dar ir bandau truputėlį pavartyti, kad pamatytumėt, kokia žėrinti ta nuotaka. Tikrai esu patenkinta to tokiu bendru vaizdu. Ką dar norėjau paminėti, kad buvau iš tikrųjų nusprendusi, kai pradėjau siuvinėti, kad aš nedarysiu šitų rėmų, kaip čia pavadinti, tų tokių kaip šachmatai stulpelių. Ir iš tikrųjų, ką padariau aš tada, kai nusprendžiau, kad nesiuvinėsiu, aš kažkaip tai truputėlį per daug palikau vietos šitoj apačioj, tiksliau ne vietos, medžiagos. Ir gavosi, kad man ji netilpo visiškai. Reikėjo man, aišku, ir čia palikti vietos rėminimui, tai gavosi, kad aš negalėjau pilnai pabaigti tų stulpelių ir šitų čia papuošimų, tų balkšvos spalvos. Žodžiu, čia truputėlį yra nukasta. Nes pati kažką tai apsiskaičiavau, sakau, galvoju, nesiuvinėsiu tų stulpelių, tai kažkodėl paslinkau viską. Net jau nebeprisimenu, kodėl aš taip apsiskaičiavusi esu su šituo audiniu, bet per daug nepergyvenau, netilpo, tai netilpo, čia per daug esmės nesudaro. Turbūt dabar, kai kalbu, prisiminiau, kad aš buvau sugalvojusi, kad aš nei šitų stulpelių nesiuvinėsiu, nei šitų baltų papuošimų ir šitų žvaigždelių. Vat kokia buvo idėja ir mano mintis buvo, kad tik tai turėsiu tik tą nuotaką ir jos taip puokštę. Ir tada, aišku, būtų buvęs čia toks atstumas, nemažas sprindis, kaip ir gale darbo apatiniai toj daly. Vat kokia buvo ta mano idėja, dėl to galvojau, kad turėtų čia man viskas gražiai centre būti, o paskui mąsčiau ir nusprendžiau, kad gal aš vis tik noriu tų rėmų, nežinau, kažką tai man jie atrodo duoda, kažkaip tai įformina tą nuotaką. Tai per daug jau čia gal turbūt prie šito darbo apsistojau, tai tiek. Jeigu kažkokių klausimų turėsit, tai drąsiai klauskit. O dabar parodysiu jums,
kokius 3 darbus aš judinu, kokie mano 3 pagrindiniai dabar šiuo metu procesai. Taip, tai pradėkim nuo visiškai dar nerodyto proceso. Štai kaip atrodo, tai yra Maja saulėgrąžos iš firmos Maja. Štai kaip, kiek jau esu padariusi. Šiuo metu aš įsiuvinėjusi esu gal 20, meluoju, 17 gal procentų, dar 20 nebus procentų. Pradėjau aš, pabaigiau Lanarte aguoną, Lanarte anemonus ir pradėjau. Tai turbūt bus, galvoju dabar, vis tik pradėjau aš turbūt rugsėjo vidury, dar turbūt anemonai nebuvo pabaigti. Tai nes tokio progreso tikrai nebūčiau padarius per pusę spalio. Tikrai ne, tai turbūt būsiu pradėjusi dar nebaigusi ano darbo. Nesmė, tai kaip atrodys, turės būti 2 saulėgrąžos čia. Labai blankokas ta nuotraukėlė to baigto darbo. Aišku, realybėje daug ryškesnė saulėgrąža. Tai kaip sakiau, čia yra iš firmos Maja, aš turiu originalų rinkinį, kažkada pamačiau eBay, kad kažkas tiesiog parduoda. Aišku, jisai taip, matyt, buvo praimtas, jis nebuvo originalioj pakuotėje, jisai tiesiog atėjo papkėj su visais siūlais. Aišku, tie siūlai visiškai nepraimti, jie ant tų originalių rūšiuoklių. Plius matau, kad kažkas nusprendė turbūt iš pačio to rinkinio iškirpti tą pagrindinį paveiksliuką, nes taip ne visai lygiai apkirpta. Nežinau, čia kažkas turbūt nusipirko ir paskui nusprendė, kad nebenori siuvinėti ir nori parduoti. Net neįsivaizduoju, kokia istorija, bet viskas atvyko gražiai sudėta į papkę, geroj kokybei, tai neturiu ir jokių priekaištų. Viskas, ko norėjosi. Kažkaip kurį laiką galvojau, čia nesiuvinėsiu jo, dar turiu daug seniau pirktų rinkinių laukiančių manęs eilėj. Čia iš tokių naujesnių rinkinių pirktas, bet nežinau, atėjus rudeniui matau, kaip lapai nusidažo ta tokia gelsva, oranžinė spalva, raudona, ir man tos saulėgrąžos kažkaip tai mintyse tokios užsiliko kaip tokios labai gražus toks rudeniškų spalvų darbas, tokių šiltų. Tai nusprendžiau, kad noriu vis tik tai siuvinėti ir iš tikrųjų kažkaip labai užsikabinau, nes Maja, čia mano antras darbas iš Maja firmos ir kažkaip jie tiek mano prieš tai siuvinėtas darbas, tiek šitas labai taip gražiai, lengvai siuvinėjasi, nes labai daug tų tokių kryželių grupių ir tiesiog pildai per daug negalvojant tas spalvas ir dėliojasi žiedlapiai, tai tokia maloni terapija gaunasi. Ir siuvinėjasi, čia yra Anchor siūlai, ne DMC siūlai. Ir toliau parodysiu kitą procesą. Mano Mereškos procesas vasaros gėlės. Puokštė tokia. Štai kaip turės atrodyti pabaigtas darbas. Per daug ties šiuo neapsistosiu, aš jau apie jį kalbėjau, kad keičiau medžiagą. Turiu originalų rinkinį, jau labai senai įsigytą, gal 2017 metais, tai šiais metais sugalvojau, kad reikia paimti ir judinti. Nėra, kad labai dažnai aš prie šito darbo prisėsčiau, kažkaip tai tos saulėgrąžos iš Maja dabar užėmė tokią pirmą vietą kažkodėl. Gal kad vasara jau praėjo, ar dėl kažko tai kitko, bet pajudinu karts nuo karto ir visai esu patenkinta, kaip viskas gaunasi. Darbas nėra labai didelis, apie 10 turbūt tūkstančių kryželių, meluoju, turbūt gal 12 tūkstančių, o šiuo metu aš čia turiu apie 27 turbūt procentus. Ir tada dar parodysiu paskutinį darbą, tikiuosi šitas video neužsitęs labai ilgai.
parodysiu štai mano samplerį iš Hands Across the Sea. Štai kaip atrodo. Vėlgi kalbėjau apie jį daugiau plačiau, kokią medžiagą naudoju, kokius siūlus savo praeitam video. Tai labai kviečiu pasižiūrėti, jeigu kas nematėt. Štai kaip kiek aš čia pasistumėjau nuo praeito karto, tai galiu parodyti. Va, pabaigiau visą šitą žiedą. Šiek tiek čia papildžiau kryželius tose gėlėse, lapeliuose, nes kai kur nebuvau pabaigusi, bet dar visas šitas paukštis dar vis tik nėra pabaigtas, jis eina tokiu vat lanku. Tai dar dėja nepabaigusi su šito elemento. Ir pradėjau štai va čia, va, bus analogiška gėlė, kaip ir šitoj pusėje, tik tai truputį kitų spalvų. Vat, matot, jau ir vazonas šiek tiek kitos spalvos, tiesiog atspalviai kiti, bet pats tas dizainas gėlės tai bus toks pat. Ir štai čia dar atsiskaičiavau, žemyn pradėjau, kadangi čia ta pati siūlo spalva kaip ir vazone, tai atsiskaičiavau ir dar padariau tos dar vienos kitos gėlės pradžią. Tai siūlai vis dar procese viskas kaba. Irgi labai, labai smagiai siuvinėjasi, gražus darbas, toks, nežinau, kažkaip man jis visai irgi toks rudeniškas. Tai turbūt tiek, nebus video baisiai ilgas, tiesiog norėjau parodyti, ką šiuo metu siuvinėju pagrinde, ką veikiu. Tikiuosi, kad smagiai su manim praleidot šitą laiką. Jeigu, kaip sakiau, yra kažkokių klausimų, tai drąsiai klauskit. O šiaip linkiu gražaus beeinančio rudens ir iki kitų susitikimų.